Yra dviejų tipų trimeriukai, tai vienas su stacionaria galvute, o kitas su keičiama galvute. Parodysiu, kaip kiekvieną atskirai iš jų valyti, tai pradėsiu nuo su stacionaria galvute esančio trimerio. Pirmiausia, įsivalom su šepetėliu paviršiuje visus esančius plaukelius. Įsipurškiam tarp ašmenų likusius plaukus, nusipurškiam ašmenų paviršių su Ice Blade'u. Nepamirštam, kad yra būtina dezinfekcija. Jos naudojam kelis paspaudimus ant ašmenų, kad panaikinti bakterijas. Ir svarbiausia, sutepam darbo gale 3 taškuose trimeriuką su stacionaria galvute, nes jo galvutė yra gerokai mažesnė negu įprastos mašinėlės ašmenys. 3 taškai. 1, 2, 3. Ir paliekam įjungę ašmenis padirbti keletui sekundžių. Iki pusės minutės bus tikrai per akis. Kai pasiskirsto aliejus tarp ašmenų, nepamirštam jo nusausinti lengvai ir mašinėlė paruošta darbui. Kitas variantas ir kitas valymas yra trimeriukų su keičiama galvute. Pirmiausia, turime nusiimti galvutę ir išvalyti korpuse likusius ir susikaupusius plaukus. Jūs net neabejoju, kad rasite po darbo su klientu. Kai įsivalom korpusą, mes privalom išsivalyti galvutės vidinę dalį, tačiau darykite tai švelniai tam, kad nesulaužytumėm tam tikrų detalių ir nepažeistumėm ašmenų jungiamųjų dalių. Sudėjus atgal galvutę į korpusą, mes nupurškiam vėlgi su Ice Blade'u lengvai, kad pasišalintų plaukučių likučiai. Nepamirštam naudoti dezinfekcinio arba higieninio purškiklio panaikinti bakterijom. Ir kadangi šios mašinėlės ašmenys dar mažesni negu prieš tai valyto trimerio, naudojam tik tai 2 taškus sutepimui aliejukui. Įjungia mašinėlę padirbti keletą sekundžių. Vėlgi lygiai taip pat, tol kol pasiskirsto aliejus tarp ašmenų, išjungiam ir mašinėlė taip pat paruošta darbui su klientais.